Juozai, aš norėčiau, kadangi laiko visai nedaug, vis dėlto, kad tu pasakytum žmonėms, ar tau patiko, kas buvo kalbama, ką tu norėtum galbūt paprieštarauti ir vis dėlto grįžti prie tų kūrybinių planų, nejaugi tą žinią, kad visą tai, tos 3 knygos, jau viskas yra teisybė. Juo labiau, kad jisai prasidavęs apie vargdienių rašymą. Man visos kalbos labai patiko, aš galėčiau labai ilgai klausytis. O aš net nenoriu nieko kalbėti, kad nesugadinčiau šitą įspūdžią. Na ką, aš nežinau, ką aš čia turiu pasakyti. Čia atėję žmonės dažnai išsigąsta, pamatę tiek daug knygų, atsėti, kad ir visą laiką skaitytų, vis tiek visų neperskaitys. Bet galbūt net nereikia skaityti. Štai Donelaitį mesgi vadinam dideliu, o juk Donelaitis nebuvo nė metų skaitęs, kol pats jų neparašė. Ką aš dar turėčiau sakyti? Dėkoju visiems žmonėms, kad susirinko. Sigitas, čia girdėjau, anksčiau labai ilgai dėkoju. Pusę kalbos užėmė dėkoju. Tai dėkui jums, kad susirinko. Ir jums dėkui, kad kalbėjo. O kodėl aš, taip mano, kaip sakė vardas tikrasis, yra tikrai Ademolo Okulaja, o aš esu Juozas, todėl, kad tais laikais visus, kuriuos nežinojau, kaip pavadinau Juozais. Dėkoju visiems jums. Na, aš tikrai norėjau šitomis knygomis pabaigti savo kelią. Bet pasiėmiau iš bibliotekos knygą Vergdieniai ir pabaigoj pamačiau tokį prierašą. Labai graži knyga. O dabar niekas apie vergdienius neberašo. Ne vienas jaunas žmogus nebenori būti vergdieniu. Tai nemadinga. Visi nori būti turtuoliais. O ką turtuolis mato? Jis skraido lėktuvais, tai nieko nemato. O nusileidęs bendrauja su panašiais į save, kurie irgi nieko nėra matę. Todėl ir kalba apie dujas, naftą, geležis. O ką jie skaito? Sąskaitą faktūrų. Tai viską galima priprasti, bet kam to reikia? Aš parašysiu knygą Vergdieniai. Pagrindiniai veikėjai bus Vergdienis Mikutavičius ir jo sugyventinė Mikalina. Jų vaikai irgi bus Vergdieniai. Vergdieniai mano veikėjai neveiks, nes ką bedarbiai gali veikti. Romane įvykių nebus, kas tokiems gali nutikti. Nebus ten ir meilės istorijų, kas mylės Vergdienį. Vakarais taip aš rašysiu, vakarais pas Vergdienį Mikutavičių ateina Vergdienis Gerbutavičius. Vyrai išgeria ir užtraukia, nes vargsta mergelė ir gal gera.
Mūsų 3 milijonai Pūsis Mikutavičius. Reikia vargti iki galo prikast Gerbutavičius. Ir ištrauks dar vieną būtį. Mikalina ištrauks Pliauską. Vyrai dėk, vaikai rėk. Pirmos dalies pabaiga. Tai yra 4 dalys po 400.